Mes tokie patenkinti, kad likom gyvi. Vakar maždaug 7:30 vakaro dangus praplyšo ir buvo liūtis. Ir galvom, parodysim jums, mėlyje televizijos žiūrovai, visą tiesioginės transliacijos žavesį. Atsistojau, čia lietus pliaupė, per kūną žaibus smaigsto, čich, ir vienas žaibas nukirto kabelį. Baigėsi mūsų tiesioginė transliacija. Tiesą pasakius, vakar jau negalvojom apie olimpinę didybę, taip norėjosi, kad viskas būtų gerai, kad visi būtų sveiki ir laimingi. Šiandien, kai saulutė vėl šviečia, vėl sugebam šypsotis ir galvojam apie sportą. Tiesa, vakarykščių minčių apie tai, kad svarbiausia, jog žmonės būtų sveiki ir laimingi, mes nepamiršom. Ir Simona turi puikų pasakojimą, kaip sportuoti, kad tiesiog būtum laimingas, sveikas ir viskas būtų gerai. Ar papasakosi mums, Simona? Sveiki visi, sveikinuosi iš Palangos ir šiandien kalbuosi su Donata, kuri yra kineziterapeutė. Labas, Donata. Sveiki visi. Tai kasgi yra kineziterapija? Kineziterapija tai toks yra gydymo būdas, kai gydomas žmogus yra padėtimi. O kaip tai atrodo? Kas tai yra? Tiesiog pacientas atėjęs pas kineziterapeutą, yra apžiūrimas, kokia yra problema ir tada pradedamas gydymas mankšta pagal problemą. O su kokiom dažniausiai problemom susiduria vaikai? Vaikai šiais laikais susiduria su nugaros skausmais, jų asmeninėje dalyje, netaisyklinga laikysena, su artritu labai daug yra, bronchinė astma irgi, nemažai vaikų sergančių yra Lietuvoje. O kokie negalavimai dažniausiai kankina suaugusius žmonės? Tai nugaros skausmai įvairiose srityse, nuo kaklo dalies link jų asmeninės dalies. O kaip jų išvengti? Ką reikėtų daryti? Aktyviai gyventi, sportuoti, judėti ir stengtis save kontroliuoti. Donata, gal jūs galit kokį pratimą gerą parodyti, kurį galėtumėm visi mes nesunkiai padaryti ir taip išvengti įvairiausių problemų? Gerai, galiu parodyti. Taip, kojytės, kad būtų sulenktos ir pilvo stiprinimas. Taip, pasikeliam, atsigulom, pasikeliam, atsigulom. Visos problemos prasideda nuo pilvo, jeigu silpnumo. Ir tada šoniniam irgi raumenukam į vieną pusę, į kitą. Kojytės, kad nebūtų irgi tirpimas. Vieną koją ištiestą prisitraukiam. Taip, tempimo pratimai, kad pratempti jų asmeninę dalį. Rankas ištiesim į priekį, kelsim vieną ranką ir priešingą koją. Pakeliam vieną ranką, ranka pakeliama iki ausies ir nuleidžiama. Vieną ranką, priešingą koją. O kiek kartų reikėtų kartoti? Iki 8 kartų. Čia va, mūsų mėgstamas irgi pratimas varlytė. Irgi pasisukimas į vieną pusę, į kitą. Ištiesiama vieną ranką. Taip, priešinga koja. Rankytės keliamos į šalį ir žiūrimas žvilgsnis į pirštus. Baigiant, galima atsistojimai. Taip, kojytę sustiprinti. Pritupiam, stojam. Pritupiam, stojam. Yra kokie, pavyzdžiui, koks specialus pratimas, kuris leidžia nustatyti lankstumo laipsnį? Jo, kojytės suglaustos ir siekiam kojų pirštukus. Ir kiek gali vaikas ar suaugęs žmogus pasilenkia į priekį. Taip, vienas pasilenkia tiek, kitas gali tik tiek pasilenkti, o kitas pilnai gali padėti net pirštukus ant žemės. Jeigu jau padeda pirštukus, tai tada labai lankstus. Taip. Tai bandom visi pasiekti pirštukai žemę, būkite sveiki, lankstus. Ačiū Jums, Donata, ir atsisveikinu su visais iki.